yra Porsche 911 Turbo, gimęs 2003 metais. Kuo jis yra išskirtinis? Na, visų pirma, į akis krinta šitos 996 modelio lempos, kurios iš tikrųjų yra išskirtinės ir yra tik šitame modelyje. Šitas automobilis yra išskirtinės spalvos, Speed Yellow spalvos. Geltona spalva apskritai yra ganėtinai reta, o geltonas Porsche 911 yra visiška retenybė. Išskirtinė geltona spalva atsikartoja ir visur automobilio viduje. Tokios pačios spalvos saugos diržai, visos detalės yra apsiūtos geltonais siūlais, sudygsniuotos taip labai gražiai. Na ir aišku, kad visas salonas yra odinis ir yra nefrit green spalvos, nefrito žalios spalvos, kas yra super gražu ir labai reta. 996 modelis pradėjo naują erą Porsche istorijoje. Vietoj oro aušinamų variklių pradėti montuoti skysčio aušinami varikliai. Šis turbo modelis turi ir papildomą galios paketą, kuris vadinasi X50 ir jo dėka automobilio galia pakyla iki 450 AG. Aišku, pasikeičia ir jo dinaminės savybės. Automobilis iki 100 km/h įsibėgėja per 3,6 sekundės. Na, o jo maksimalus greitis yra 300 km/h, o gal net ir daugiau.